Treneris sakė, kad svarbiausia bus susikaupti. Rezultatas rodo, kad pavyko. Aš žinau, kažkaip prastai atrodo. Aišku, mes turėjom savo tikslą laimėti prieš juos, nes tada būtume ramesni dėl grupėje pirmos vietos. Aišku, aš manau, treneris patenkintas, buvo kažkokių klaidų, bet viską įvykdėm, visi laimingi. Laukia kitas varžybas. Turbūt Prancūzijoje tai blogai neatrodė, ar ne? Tai vis tiek jie namuose geriau žaidė prie savų žiūrovų. Mes tada sužaidėm gerai trečią kėlinį. Tiesiog juos nužudėm. O ar buvo dalykų, kuriuos dar reikėtų taisyti, gal kažkas, treneris sakė? Manau, visada yra dalykų taisytinų, bet šiaip šiandien neblogai žaidė. O gerai, kai kurios LKL komandos geriau priešinasi negu šiandien prancūzai, taip? Sunku pasakyti, gali būti. Aišku, aš nežinau jų priežasčių, kodėl jie taip blogai žaidžia, nes jie buvo nugalėję Nansį. Kiek žiūrėjom video prieš pirmas varžybas, Prancūzija, man atrodo, 4. vietoje. Tai nežinau, kaip išsakyti, ar jų nuovargis, ar gal mes geri. Kiek svarbu jums buvo įsitikrinti vietą kitame etape būtent šiandien? Aišku, mums gerai yra, nes turim daug traumuotų žaidėjų, kad jie ateitų formą. Kai užtikrini pirmą vietą, gali jiem duoti leisti įeiti į formą, aš tai galvoju, bet vis tiek mūsų tikslas laimėti kiekvienas varžybas, tai manau neatsipalaiduos. Ar Stepai tikitės, kad kitam etape galbūt žiūrovų daugiau ateis, komandos gal įdomesnės bus? Aš nežinau, gal Vilniui pabodo tas krepšinis, aišku, aš nežinau, kiek 5000 buvo, aš manau, kol kas tie žmonės nesirenka, bet mes savo pergalim bandysime jas pritraukti. Ar turbūt mintise vis dėlto savaitgalį rungtynės su Seko Prokom, ar BTB? Ja, jau rytoj vakarinę turim treniruotę, pradėsim ruoštis jam. Ko laukite iš tų rungtynių galbūt? Ar jau kažką kalbėjote apie tai? Ne, dar nekalbėjom, bet mums reikalinga pergalė, nes mūsų lengvaliai pralaimėjo Maskvoje, turim 2 pralaimėjimus. Jie kaip mūsų konkurentai, tą top 8-duką. Manau, reikalinga mums pergalė čia. Gerai, dėkui.